Sveiki, Helmet Cam Heroes. Norėčiau padėkoti Ignui, kuris atsiuntė savo video iš važiavimo Lenkijos trasoje. Taigi esame E1 Go-Kart trasoje, Kelce, ir taigi puikiai nuostabi trasa, kuri iš viso yra 400 metrų po stogu ir 250 lauke. Taigi turime tokį įdomią kombinaciją, kai dalis trasos viduje, dalis yra išorė, taigi ir važiavimo sąlygos gali visiškai skirtis. Taip pat trasa yra keleto aukščių, taigi netrūksta ir pakilimų, ir nusileidimų. Matėme, kaip Ignas startavo iš pitleino, apsilenkė keletą kartingų ir štai staiga antras ratas, bet turime geltoną vėliavą, kuri reiškia, kad negalima skubėti, todėl Ignas važiuoja atsargiai ir matome sustojusius du kartingus, kažkas atsitiko, nematėme situacijos. Taigi prasukime greičiau link trečio rato ir pažiūrėsime, kaipgi seksis važiuoti be jokių vėliavų. Taigi turime vėliavą, taigi trečio rato pradžia, negali Ignas spausti maksimaliai, nes vėl geltona vėliava reiškia, turime važiuoti atsargiai. Ir dabar vietoj dviejų kartingų liko vienas, tai reikia tikėtis, kad vis dėlto jau ketvirtas ratas suteiks galimybę Ignui įveikti trasą greičiau. Bet tai yra puikiai pradžia patyrinėti, prisiminti konfiguraciją. Ir taip, ketvirto rato pradžia Ignas spaudžia maksimaliai, bet priekyje turime geltoną kartingą, kuris slidinėja po trasą. Turime panašų arba beveik kontaktą, arba švelnų kontaktą. Ignas randa, kur apsilenkti. Ir toliau sutinkame dvi vietų, lenkimas iš dešinės, taip pat dar vieną kartingą, taigi neideali trajektorija, nes kiekvienas lenkimas verčia arba pristabdyti, arba važiuoti ne pačia greičiausia trajektorija. Taigi penkto rato pradžia, trasa tuščia ir panašu, kad Ignas spaudžia tiek, kiek gali, tiek, kiek leidžia kartingas. Taigi, kaip matome, tikrai įdomi trasa, šiek tiek lauko, šiek tiek vidaus, pakankamai saulėta. Įdomu, ar neakina išvažiuojant iš uždaros trasos lauko. Taigi, penktas ratas iš tiesų buvo greičiausias, pažiūrėsime, ar pavyks pagerinti, bet kol kas šeštame rate jau sutinkame lėtesnį vairuotoją. Matome, kad turime ir įvairių kantingų, ir įvairaus amžiaus. Ir kol Ignas bando surasti tarpelį, pralekia kartingas su raudonai apsirengusiu vairuotoju. Taigi Ignas bando pavyti, atstumas panašu išlieka labai panašus arba bent jau netolsta. Taigi septintas ratas potencialiai galbūt gali būti greitesnis. Ir štai įvažiuoja, jau artėja prie starto finišo linijos ir čia sutinka dar porą kartingų ir Ignas priverstas pristabdyti tam, kad neįsilenktų. Taigi penktas ratas dar vis lieka greičiausiu ratu, bet lygiai taip pat užstrigo ir vairuotojas su raudona maikute, taigi Ignas čia pat kvėpuoja į bamperį ir štai matome, kaip kartais reikia pralysti, kokie tie tarpai būna nedideli, kaip reikia ieškoti progos. Ir dabar Ignas neatsilieka, laikosi įsikabinęs į šitą greitą vairuotoją, taigi, bet kadangi vis dėlto turėjom visokių kartingų trasoje, tai tikrai nebuvo paprasta. Ir štai vėl sutinkame tą patį geltoną kartingą, vėl apsikeičiame žvilgsniais ir Ignas bando prasprūsti pro šitą kartingą ir panašu, kad pagaliau atlaisvėja trasa, bet sesija baigėsi. Taigi penktas ratas buvo greičiausias ir ačiū Ignui, kad atsiuntė video įrašą.